Vykstančios Klaipėdos universiteto Fuksų krikštynos šiais metais pritraukė daugybę pirmakursių, kurie savo norų vykdė įvairias užduotis, siekdami tapti tikrais studentais. Pagrindinė Fuksų krikštyno organizatorė teigia, kad pirmakursių laukia įvairūs išbandymai. Šiandien Fuksai eis ant kibirų, žais per padangas, lakstys, čiuoš nuo Jono kalnelio, lėks su vaikiškais pampersais per Jono kalnelio tiltelį. Eis per tunelį, kur yra siaubingai baisus, nes pats baisiausias mūsų punktas. Tada jie eis sprogdinti balionų, jie eis laistytis vandeniu ir viso kito tokie panašus komandiniai užduotys. Šiemet Fuksų krikštynos neturėjo bendros temos, tad kiekvienas fakultetas įkūnijo vis kažką kitą. Pavyzdžiui, Uostamiesčio humanitarai pasirinko hipių temą. Tai jie padarė neatsitiktinai. Mes norim įnešti to gal laisvumo, gal paprastumo ir tiesiog, kad atsipalaiduotų visi. Pasak pašnekovų, Fuksų krikštynos yra labai svarbios studento gyvenime. Mes gali susipažinti su kitais bendro kurso draugais ir iš kitų specialybių. Ir šiaip smagu vis tiek. Ir pagrindinis tikriausiai dalykas yra tame, kad jeigu tu nepasikrikštysi, tu visais metais būsi Fuksas, tai tu privalai krikštytis. Pirmakursių nuotaikos per visas krikštynas buvo itin permainingos. Nežinia apie laukiančius išbandymus labiausiai baugino. Iš tikrųjų, jie labai pasimetę yra. Labai pasimetę, jie bijo ir tokia nežinioji yra, ką su jais darys, nes tarkim mes juos ir paišėm, jie jau stresuoja visiškai, nes tarpsime, jie galvoja, kad čia jau bus pasaulio pabaiga, nežinau. Vietiniai Fuksai buvo maloniai nustebinti renginio vieta. Kol kas matėm tik 2 rungtis, bet šiaip patinka visa idėja, kad krikštijama yra senamiesty mūsų, tai ne vietiniai žmonės, studentai gali pamatyti mūsų senamiesčio grožį. Šiaip, idėja graži. Po fizinių užduočių nuvargę Fuksai dalyjosi įsimintiniausiais krikštynų įspūdžiais. Iš tikrųjų, tas tunelis tamsus biškį davė ir kažko užpurškė, miltais apibarstė. Po įšventinimo į tikruosius studentus pirmakursių laukia vakarinė dalis Fabrik klube. Tikimasi, kad gražios Fuksų krikštynų tradicijos išliks, o geri atsiminimai studentus lydės visus studijų metus.